Kelk sėdmenis. 22 kortelė. Nuo silpno sėdmens darbo mes labai dažnai sakom, kaip šala galūnės, tirpsta, bėga šiurpuliukai, skruzdėlytės laksto. Kažkas pradeda sakyti, man čia nervas susispaudęs nuo kryžkolio, dėl to čia simptomatikas labai jaučiu į kojas. Taip gali būti, jeigu turite gydytojo anamnezę ir išrašą. Viskas labai tiesai. Bet labai dažnai būna tai, kad mūsų dubens lankas yra neaktyvus, mūsų kojyčių padėtis dažnai žiūrite ir dubens lankas susisukas rotuojantis. Tai ką mes šiandien padarysime, ogi kviečiu prailginti mūsų nugarinę dalį. Taigi randame savo patogią vietą, ten, kur jaučiuosi laisvai palojai, pasižiūriu į grindis, pasižiūriu į delniukus, o dabar delniukais siekiu grindis. Jeigu man visiškai šiandieną stabiliai nusileidus yra sunku pasiekti, laisvai pritupiu, rankas kiek įmanoma nuleidžiu ir sėdmens iškeliuku keliuosi. Jeigu jaučiu tempimą sėdmenį dalį, viskas su jumis gerai, jūs atlieka labai teisingai. Jeigu norite atlikti pilnai amplitudę ištęstom, viskas gerai, toleruojančiai atlikit pagal savo galimybės. Jeigu šiandien sunku atlikti, mes turime kėdę, turime palangę, turime kibirą, turime kas bebūtų pas jumis su kažkokiu aukštesniu paviršiumi. Taigi laisvai remiamės alkūnėmis, šiek tiek kelius pritupėme, alkūnėmis remiamės, galva laisvai atsipalaidavus. Kuo toliau nuo kėdės ar nuo to, mūsų sėdmens tempimas bus lengvesnis. Kuo arčiau kėdės, pirštukai lygiagrečiai tiesiai, atliksime didesnį pakėlimą, sėdmenis į viršų, kojas ištempsime, jausime didesnį tempimą. Nesvyrame atgal, o kiek išeina galimybės, išlaikome savo kūną lygiagrečiai tiesiai. Ir ką? Nepamirštame kvėpuoti teisingai. Kelk sėdmenis.